Sveiki, brangūs draugai, su jumis Algimantas Jankevičius ir podkastas 5 minutės. Praėjo kelios kartos nuo tos dienos, kai visi žmonės iškilmingai pažadėjo: viešpačiui savo Dievui tarnausime ir jo balso klausysime. Jozuės 24 skyrius. Per šį laiką palaipsniui izraelitai paliko viešpatį arba bent jau ėmė žiūrėti į Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievą kaip į vieną iš daugelio kananiečių dievų. Savotiškas religinis pliuralizmas. Kai kurie pasakys, kad religinis liberalizmas. Toks požiūris į viešpatį ir jo įstatymą sukėlė natūralų Dievo pyktį prieš žmonės. Iš tikrųjų, šį Dievo atsaką Izraelio atsimetimą nuo savo Dievo viešpats numatė dar Mozės laikais. Pakartoto įstatymo 28 skyriuje yra užrašyta: bet jei neklausysi viešpatį savo Dievo balso ir ištikimai nevykdysi visų jo įsakymų ir įstatų, viešpats privers tave bėgti nuo savo priešų, išžygiuosi prieš juos vienu keliu, bet bėgsi nuo jų 7 keliais, tapsi pasibjaurėjimo visoms žemės karalystėms. Taip ir atsitiko. Teisėjų 6 skyriuje nuo 1 eilutės parašyta: Izraelitai darė, kas nedora viešpaties akyse, ir viešpats atidavė juos 7 metams į Midjano rankas. Midjano ranka Izraeliui buvo sunki. Izraelitai kalnų olose pasidarė tvirtovių ir slėptuvių nuo Midjano. Mat izraelitams pasėjus sėklą, midjaniečiai, malakiečiai bei kiti rytų gyventojai pakildavo prieš juos. Jie statydavosi stovyklas prieš izraelitus ir nuniokodavo krašto derlių iki pat Gazos apylinkių, nepalikdami Izraelyje jokio maisto, nei avies, nei jaučio, nei asilo. Mat jie keliaudavo su bandomis ir net palapinėmis tarsi gausūs skėrių spiečiai. Suskaityti juos ar jų kupranugarius nebuvo įmanoma. Atėję jie nuniokodavo kraštą. Tad per Midjaną Izraelis buvo labai didelėme skurde ir izraelitai šaukėsi viešpaties. 7 bado ir pažeminimo metai priešų rankose paskatino kai kurios izraelitus pradėti galvoti apie savo padėties priežastis. Vienas iš šių izraelitų buvo iš Manaso genties, giminės Gideonas. Viešpats pasirinko jį išgelbėti Izraelio žemę nuo plėšikų, nuo priešų. Pas jį atėjęs Dievo angelas rado jį kuliant kviečius netinkamiausioje tam vietoje, vyno spaustuvė. Tai yra ten, kur midjaniečiai tikrai neieškos nuimto derliaus. 7 bado metai privertė izraelitus ieškoti išeičių iš pačių sunkiausių situacijų. Dievo angelas pasveikino Gideono žodžiais: viešpats su tavimi, narsus galiūne. Gideono atsakymas išreiškė mintis apie Izraelio gėdą ir gilų skurdą. Prašau atleisti mano viešpatį, bet jei viešpats su mumis, tai kodėl mus visą tai ištiko? Kurgi visi jo nuostabūs darbai, apie kuriuos mums pasakojo protėviai sakydami: iš tikrųjų viešpats išvedė mus iš Egipto. Juk dabar mus viešpats atmetė ir atidavė Midjanui rankas. Teisėjų 6 skyrius. Atkreipkite dėmesį, mėly draugai, jis tikrai negali suprasti, kas vyksta. Jis stebisi, kad viešpats yra su juo, tuo pačiu metu visas Izraelis ir jis pats išgyvena alkį ir skurdą ir yra priversti slėptis nuo priešų. Iš protėvių jis girdėjo apie viešpatį ir jo stebuklus, bet greičiausiai nieko nesuprato, o gal ir nežinojo apie Dievo rūstybės prieš Izraelį priežastį. Viešpats atsigręžė ir tarė: eik su savo jėga ir išgelbėk Izraelį iš Midjano rankų. Žinok, aš tave siunčiu. Jėga, apie kurią kalba viešpaties angelas, buvo Dievo dvasios jėga, parengta būti išlieti ant Gideono. Ir dabar Dievas pradeda ruošti savo tarną šiai jėgai priimti. Visų pirma, Gideonas turėjo suprasti, kad viešpats negali atstatyti Izraelio didybės, galios, šlovės, kol Izraelis neatsikratys stabmeldystės. Todėl Dievas įsakė Gideonui atsikratyti jo tėvo turėto Balo altoriaus, švento medžio, kurį jie garbino, ir pastatyti aukurą viešpačiai ant uolos. Gideonas pasiėmė iš savo tarnų 10 vyrų ir padarė, kaip viešpats jam buvo įsakęs. Bijodamas tai daryti dieną, dėl savo tėvo šeimynos ir miesto žmonių, jis padarė tai nakčia. Miesto žmonės pakilo anksti rytą ir žiūri: Balo aukuras nugriautas, šventasis stulpas šalia jo nukirstas ir antrasis jautis paaukotas ant naujai pastatyto aukuro.
Ir čia mes matome, kaip keičiasi pats Gideonas. Išpildęs Dievo valią, gauna iš Viešpaties dar daugiau jėgų ir drąsos. Bet Viešpaties dvasia apėmė Gideoną, jis pūtė ragą ir Abiezerai susitelkė jį sekti. Jis išsiuntė pasiuntis į visą Manasą ir jie susitelkė jį sekti. Tada jis siuntė pasiuntinis ir į Ašerą, Zabuloną bei Naftalį ir jie atėjo jų pasitikti. Dievas ne tik surado savo ištikimą tarną, bet ir paruošė jį atsakingai misijai, parodydamas, kad niekas neturi skirti Dievo žmogaus nuo jo Dievo. Su jumis buvo 5 minutės ir Algimantas Jankevičius.